Na ką, esam garaže, bulkelė jau čia. Bulkelė turi 2 metų senumo problemą. Tai automobilis dabar yra užrakintas. Jeigu aš jį atrakinu, centrinis užraktas neveikia. Ir aš negaliu patekti į automobilį. Problema yra štai čia. Čia yra centrinio užrakto pompa. Čia yra toks porolonas, kuris sugeria garsą. Bet panašu, kad jisai sugeria ir vandenį. Čia yra šiek tiek drėgna. Nesu tikras, per kur čia patenka vanduo, galbūt per šitą drenažą ar dar per kažkur. Pompa nustoja veikti. Šita jungtis duoda maitinimą pompai. Tai jau patikrinau, maitinimas yra. Tada atvyniojau izoliaciją ir radau nulūžusius laidus. Jeigu pati pompa veikia, sutvarkius šitus laidus, centrinis užraktas turėtų pradėti veikti. Tai sutvarkom laidus ir pažiūrim, kas bus. I gotta fix the wiring. It's my old Audi sober, dreaming year after year. It's time to make it whole. Got that water damage, central luxus won't engage. Sitting in my garage, trying to turn the page. Soldering wires like I'm bringing life to the dark. Every twist and turn, I'm making my mark. Old cables frayed, memories dancing in my mind. With each connection I'm making, I'm leaving troubles behind. Tai va, apsinuoginau laidus. Pliusas, minusas. Remontui naudosiu lituoklį ir termokembrikus. Kadangi laido čia yra pakankamai daug, tai kažkokio intarpo čia nedėsiu. Tiesiog sujungsiu laidus taip, kaip jie yra. Shrink it up, sealing tight in this fight. Hoping those door locks will snap back, feeling right. I need them to work, it's my way to roam. So I can roll out, get lost, and call it home. Projects await me, got dreams on the shelf. Cars are my passion, they make me feel myself. Once these wires are straight, I'll hit the street with pride. Cruising in my Audi, let the good times do the time. Užmaunam kembrikus kuo toliau nuo litavimo vietos, kad nuo karščio nepradėtų trauktis. Nu ir bandom sulituoti. Projects await me, got dreams on the shelf. Cars are my passion, they make me feel myself. Once these wires are straight, I'll hit the street with pride. Cruising in my Audi, let the good times decide. Tai yra nutrūkę laidai. Šitie nesujungti su šitais, matai? Jos man reikia sujungti. O kas čia viską taip padarė? Drėgmė ir senatvė. Sitting in my garage trying to turn the page. Soldering wires like I'm bringing life to the dark. Every twist and turn I'm making my mark. Old cables frayed, memories dancing in my mind. With each connection I'm making, I'm leaving troubles behind. Heat shrink it up, sealing tight in this fight. Hoping those door locks will snap back, feeling right. I need them to work, it's my way to roam. So I could roll out, get lost and call it home. Projects await me, got dreams on the shelf. Cars are my passion, they make me feel myself. Once these wires are straight, I'll hit the street with pride. Cruising in my Audi, let the good times decide. Cruising in my Audi, let the good times decide. I gotta fix the wiring. It's my old Audi soul. Užrakink, atrakink. Nu ko, jūs mechanika? Karburatorius įdėtas, perinktos ten tarpinėlės, ką mokėjau, tą padariau. Pakeičiau žvakės, uždėjau žvaklaidžius, uždėjau aušeko šlangą, uždėjau kūro šlangutės, vakumėlius pajungiau, vakumą pajungiau ir žiūrėkit. Opa, atsidarai golfą. Čia viskas išdraskyta, išardyta. Rakčiuką pasukė, sankabėlį įspaudė. Laisvą bėginį jungi. Iš pusės apsisukimo.
Šitoj pusėje buvo perdegus lemputė. Dedam naują. Čia lemputės nebuvo. Žiauriai kiniškas daiktas. Tipo pagamintos tos lempos Ispanijoje parašyta, bet reik patobulinti. Tipo įsidėjo. Žiūrim ar veiks. Ha! Veikia. Ok, dabar čia trombos neveikia, todėl jungtis neprajungta. Ilga. Kairys posūkis. Neveikia. Dešinys. Dešinys veikia, o čia galbūt lemputė bloga, gal kažko neprijungiau. Atsukam pasižiūrim. Tai čia nėra lemputė. Na, bet kur įdėti yra, tai pabandom įdėti lemputę. Kontakto nėra, ar kas? Lemputė bloga. Viskas pataisiau. Norėčiau, kad viskas taip lengvai taisytųsi. Gal praeiti metai buvo tiesiog netinkami golfo restauracijai, gal šiemet viskas bus geriau. Ką toliau darom? Ai, nu taip, čia nagi reikia tą padaryti. Antikoksą. Tai ką? Atjungiam visus 4 žvakveidus. Aš jau juos susinumeravau, taigi nesupainiosiu. Dedam 21 galvutę. Mažas variklis, didelis variklio skyrius, bet tokie komponentai nevykę, kaip karburatorius labai apsunkina priėjimą. Prie tų žvakių, čia kažkokius kuro siurblys, gazo trosas. Suprantu, kai ant naujesnių, modernių variklių yra tokie sunkumai, tai visiškai normalu, ten labai daug komponentų yra. Bet tam tokio seno automobilio primityvaus norėtųsi žymiai paprastesnio priėjimo. Žvakės galėtų būti iš šitos pusės. Labai svarbu nenumesti žvakės. Žvakai nukritus gali sulinkti šitą dalis ir žiežirba bus netinkama. Arba jos išvis nebus. Išėmimui naudojam magnetuką. Nu ir iš tikrųjų jau padirbus minutę varikliui galima matyti skirtumą tarp cilindrų darbo. Čia yra pirmas cilindras, žvakė švari, balta. Nu dabar skaitom instrukciją. Pašildyti variklį, nu gerai, variklis turi būti šiltas, bet ne karštas. Taip ir yra.
Išsukti žvakes. Padaryta. Atjungti degimo skirstymo jutiklį, polo daviklį arba komutatorių. Nu, atjungti tam, kad nebūtų žiežybos. Atjungti ką nors galim nuo bobinos. Ar ne? Vietos čia pilna, bet kažkodėl tai prie pat bobinos eina pečiuko žarnos ir jos dabar trukdo atjungti. Nu gerai, kažką atjungiau. Tikėtina, kad žiežybos nebus. Per šiaudelį išpurkšti priemonę į kiekvieną cilindrą. Iki 5 sekundžių. Įsukti žvakes, palaukti 10-20 minučių. Išsukti žvakes, apdengti žvakių angas skudurais, kad išlekiantis purvas nepatektų ant dažų. Starteriu kelias sekundės prasukti variklį. Reiškia, dabar purškiam, įsukam žvakes ir laukiam. Čia yra mūsų purkštukas. Šitas galas čia. Į kiekvieną cilindrą iki 5 sekundžių. Gerai. Kišu žarnelę į cilindrą. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Trečias. 1, 2, 3, 4, 5. Ketvirtas. 1, 2, 3, 4, 5. Statom žvakes. Žvakės įdėti, aš taip suprantu, tam tiesiog, kad neišgaruotų. Tai galbūt reikėjo daryti tą po vieną cilindrą. Vieną įpurkšti, vieną užsukti, vieną įpurkšti, vieną išsukti. Bet geros idėjos kartais ateina per vėlai. Gerai, dabar pagal instrukciją, laukiam 10-20 minučių. Galim užkasti picos. Praėjo 20 minučių. Išsukime žvakes. Dabar reikia uždengti skudurų variklį šiek tiek, kad neaptaškytų purvais. Starteriu kelias sekundės pasukti variklį. Sukam. Nieko čia neaptaškė. Matyt, viskas per žiedus tiesiog nuėjo į karklį. Įsukti žvakes, užvesti variklį ir leisti 15 minučių veikti padidintamomis apsukomis. Gerai. Metam žvakes į variklį. Ant žvakių pakuotės yra nurodytas sukimo momentas, kurio reikia užversti žvakes. Kadangi turim tam skirti įrankį, tai ir padarysim. Čia parašyta 28 Nm. 4 cilindrai po 28 Nm, tai čia maždaug tiek Nm, kaip šitas variklis turi. 28. Nu, tiesą sakant, iš rankos biški silpniau būtų sukęs. Maunam žvaklaidžius. Nepamirštam pajungti mūsų bobiną, nes norim, kad užsivestų variklis. Uždedam keptuvę gal tą. Vienas vakuumas čia. Tada visuoklis kažkur tai čia turi mautis. Visuoklis užmautas. Nu ir va, čia lieka vienas vakuumas. Visiškai neturiu supratimo, kuris turi eiti iš karburatoriaus. O jeigu jūs žinot, tai parašykit komentaruose. Nuo salono pusės iš karburatoriaus yra vakuuminė kažkokia tai nesąmonė. Pasakykit, kurie jų. Ačiū.
Ledas. Ar mums pavyko? Sužinosite po reklamos. Taip, tai dabar mes ją gazuosim, kūrensim, tai einu susirasiu žarną, kurią užmėsiu ant slėptuvo. Laikom apsukas dabar, ką žinau. Galėjau sugalvoti čia kažkokią priemonę, kad nereiktų laikyti to pedalo, bet nesugalvojau. Iš garso tai atrodo, kad labai rimtas variklis dirba, ne? Automobilis padirbo 15 minučių aukštesnėm apsukom, prašilo iki darbinės temperatūros. Manau, kad šiandienai tiek. Jeigu kažką būtumėt darę kitaip, parašykit kaip, ką aš padariau neteisingai. Jeigu patiko, paspauskit like, pakomentuokit kaip ten kas. Ir susimatom kitose serijose. Karbiuratorius ir būgniniai stabdžiai. Čia yra du dalykai, kuriuo aš labiausiai nekenčiu automobiliuose tikriausiai. Ir abu šitie dalykai yra šitam Golfe. Kažkas baisaus. Nelabai suprantu, ką darau. Planas yra keisti vieną rato guolį. Na ką, planas buvo neblogas, bet pats metas jį pakoreguoti. Skambino ką tik Ugnius, atkeliauja, jis mums padės. Dėl to, kad reikalų yra daug. Reikia atlaisvinti keltuvą ir tą aš norėčiau padaryti šiandien, bet šiuo metu yra 20 valandų 32 minutės ir reikalų yra kalnas.